Balstogė, Białystok ir nežinoma dar iki šiol man vieta, tai lenkiškas Versalis. Už šitų vartų yra Bronickio rūmai ir jų žymusis parkas, kuris Lenkijoje vadinamas Versalio parkas. Kaip čia gražu! Grožis slypi detalėse ir čia būtent apie šį parką. Žinokite, tiek daug detalių, skulptūrų, išsodinta gražybių. Wow, tiesiog reikia vaikščioti ir gražėtis. Pasivaikščius po parką išalkau, taigi reikia pasistiprinti ir reikia būtinai suvalgyti lenkišką jogodówkę. Kiek čia daug uogų. Skanumėlis. O pasistiprinę važiuosime toliau tyrinėti Lenkiją. Netoli Białystoko yra Tykotin miestelis ir nepatikėsite, čia yra geriausiai išlikusi barokinio stiliaus sinagoga Europoje. Merginos, kadangi esu pati savo rėmėja, o Latvija Varo dabar kūrė daugiau turinio, man labai yra svarbus jūsų palaikymas. Pasirūpinkite savo veido grožiu natūraliai, be chemijos, su ilgalaikiu poveikiu. Vyrai, ši idėja labai faina dovanai. Įdėsiu nuorodėlę, kur galėsi pasiskaityti apie procedūras. O dabar žiūrim toliau. Wow, nieko sau. Čia, žiūrėk, labai įspūdingai atrodo. Žinokite, labai įspūdingai atrodo viduje sinagoga. Verta ateiti apžiūrėti. Vienintelis, tai yra jau neveikianti sinagoga, o yra padarytas muziejus. Apsilankimas čia yra mokamas, 20 zlotų, bet, žinokite, labai verta, rekomenduoju. Savo vienos dienos kelionę iš Białystoko
aš persikėliau į Augustovą, bet ne kaip neįprastai prie kanalo, o prie molo. Modernaus molo, kur noriu užbaigti savo šios dienos kelionę. Taigi, seka mane, stebim, nepamirštam paspausti laiką, pakomentuoti ir varom toliau su Latvija.